Sveiki kontaktinių lęšių nešiotojai. Šiandien pakalbėsime apie hidrogelinius ir hidrogelinius kontaktinius lęšius ir kuo jie skiriasi. Kai perkate kontaktinius lęšius, dažnai optikos konsultantas jūsų klausia, kokius kontaktinius lęšius nešiojate – hidrogelinius ar silikoninius hidrogelinius. Jūs suglumstate ir nežinote, ką atsakyti, ir ar čia aplamai svarbu. Trumpai. Praėjusio amžiaus 70-ame dešimtmetyje atsirado pirmieji minkšti kontaktiniai lęšiai, kuriuos sukūrė čekų mokslininkas Otto Lichterle, ir jie buvo pagaminti iš hidrogelinio polimero, tai reiškia iš polimero, kuris jungia prie savęs vandenį. Šitų lęšių deguonies pralaidumas buvo priklausomas nuo vandens kiekio, nes kiek vandenyje ištirpdavo deguonies, tiek deguonies gaudavo ragena iš ašarų plėvelės tarp lęšio ir ragenos. 1928 metais kontaktinių lęšių pramonėje įvyko revoliucija. Atsirado silikoniniai hidrogeliniai lęšiai, kuriuose hidrogelis buvo sujungtas su silikonu, panašiai kaip vanduo su aliejumi. Ką davė silikono prijungimas kontaktiniuose lęšiuose? Silikono geroji savybė, kad jis praleidžia daug deguonies, ir tada deguonies pralaidumas pro kontaktinį lęšį jau nebepriklauso nuo vandens kiekio, o priklauso nuo pačio hidrogelio silikono savybių, kiek jis gali praleisti deguonies pro savo lęšio storį. Taigi ragena su silikoniniais hidrogeliniais kontaktiniais lęšiais gauna tiek deguonies, kiek silikonas gali praleisti pro savo storį. Bendrai imant, silikoniniai hidrogeliniai lęšiai praleidžia akiai deguonies 4-6 kartus daugiau negu senieji hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai. Dažnai jūs galite išgirsti palyginimą, kad hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai tai kaip yra senas nespalvotas televizorius, o silikoniniai hidrogeliniai lęšiai kaip spalvotas šiuolaikinis televizorius. Silikoniniai hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai dar dažnai vadinami kvėpuojančiais kontaktiniais lęšiais dėl savo didelio deguonies pralaidumo. Dabar jau yra sukurta daugybė silikoninių hidrogelinių rūšių, kurie skiriasi savo vandens kiekiu, deguonies pralaidumu, bet bendrai imant šiais laikais jau reiktų nešioti silikoninius hidrogelinius kontaktinius lęšius, nes jie akiai duoda daug daugiau deguonies ir sukelia mažiau komplikacijų. Apie tai, kokias komplikacijas gali sukelti deguonies trūkumas akiai, pakalbėsiu kitame filmuke. Su jumis bendravo medicinos mokslų daktarė, oftalmologė Jolanta Bendorienė. Sėkmės!